Sveiki, pietus turėtų būti pats didžiausias dienos valgis. Jeigu sočiai pavalgysite dieną, tikrai nesinorės daug valgyti vakare ir galėsit suvalgyti nedidelę skanią vakarienę. Pietus mes dažnai praleidžiame ar valgome per lengvus, nes skubėdami tiesiog nejaučiame alkio. Taigi keliaukime ir pasirinkime, ką galime suvalgyti, kad būtume ir sotus, ir energingi. Pietums būtina suvalgyti šviežių daržovių porciją. Na ir ji turėtų būti tikrai ne keli griežinėliai agurko, bet užimti didesnę lėkštės dalį. Kas kitoje lėkštės dalyje gali būti labai įvairu. Kas antrą dieną galime rinktis angliavandenius, pavyzdžiui bulves, bet jos būtinai turi būti virtos su lupeno arba keptos orkaitėje ant grotelių iki 175 laipsnių. Gali būti įvairūs ankštiniai produktai, gali būti pilno grūdo makaronai. Vėlgi jie yra daug tamsesni, taip kad lengvai pastebėsite lentynose. Kas antrą dieną galima rinktis ir baltymus, liesą mėsą ar baltą žuvį. Kalbant apie ankštinius, kurie puikus pasirinkimas kaip ir pietums, taip ir vakarieniai, vyrams pirmiausia mintis apie žirnių košę su spirgais. Tačiau iš tiesų ankštinių pasirinkimas yra daug didesnis. Nuo mums įprastų baltų pupelių ar raudonų iki atvežtinių, tai yra lęšių ar avinžirnių. Lęšiai yra labai greitas valgis, nes išverda per 10 minučių. Vengiama pupelių, nes manoma, kad nuo jų pūs pilvą. Tačiau iš tiesų būtina pupeles mirkyti nuo 10 iki 24 valandų. Mirkyti nereikia tik tai žaliųjų žirnelių, šparaginių ir lęšių, kurie, kaip minėjau, yra greitas valgis. Na, o verdant kitus ankštinius būtina įdėti dašio žolelę, pankolio, kmynų, kažką iš šių prieskonių pasirinktinai. Na ir tikrai tos bėdos jūsų nevargins. Taigi skanių ir sočių pietų.